Neįtikėtina kova vyko X-Planet darželinukų top 16 varžybų C grupėje. Čia net 3 komandos iškovojo po 2 pergalės ir surinko po 7 taškus. Tik dėl geresnio tarpusavio rungtynių taškų santykio į kitą etapą pateko Pušaitė su treneriu Laurynu Verpetinsku priešakyje ir Roko Kasparavičiaus Pigliukas. Į finalo 8 apmaudžiai nepateko Gedino Bražiuonio treniruojamas Strazdelis ir Želmenėlių darželis. D grupėje triumfavo Mažylio komanda. Ugniaus Urbono auklėtiniai iškovojo 3 pergalės. Antrą vietą užėmė Žydrūno Kodžio vadovavimas Pipiras. Nykštuko ir Lokiuko darželinukai į finalo 8 nepateko. Visiems X-Planet darželinukų čempionato dalyviams įteikti diplomai. Jiems taip pat atiteko rėmėjų įsteigti prizai. Šokolado ir bananų skonio koriniai vainiai ir skaniausias pasaulyje Nestle Aquarel persikų ir braškių skonio vanduo. Darželinukų čempionate 32 komandos varžosi dėl ypatingo pirmenybių rėmėjos X-Planet pramogų planetos įsteigto prizo. Didžiulės šventės varžybų nugalėtojams ir prizininkams X-Planet pramogų parke, įsikūrusiame Ozo prekybos centre. Finalo 8 varžybos bus surengtos gegužės mėnesį. Kiek taškų pelnei? 20. 20. O kelintą vietą laimėjo? Pirmą. Ir ką tu gavai? Diplomą. Ką dar gavai? Gėrimą, šokoladą ir nuotraukos. Kaip vertini savo pasirodymą? Gerai. Viskas gerai? Taip sužaidai kaip ir norėjai? Taip. Įdėjai krepšį? Ne. O kada įdėsi? Kai būsiu 8 metų. O kur toliau krepšinį lankysi? SKM. Šaunuolis. Ačiū. Jaurelis keliauja atsiimti prizų ir žengia tiesiai